Sveiki, aš esu Emilis ir čia yra mano verslas. Aš į Lietuvą iš Europos vežu likvidacinės paletės naujas ir grąžintas prekes. Baldai, elektronika, gyvūnų ir vaikų prekės. Turiu didelį klientų ratą, kuris užsidirba jau dabar, o šiandien pirmą kartą tai parodysiu viešai. Paimsime vieną baldų paletę, išardysime ją čia ir dabar ir pažiūrėsime, kiek ji iš tikrųjų verta. Žiūrėk iki galo, skaičiai gali nustebinti. Tai šitos paletės yra visiškai nerūšiuojamos, mūsų sandėlys yra neminčiniai, jos va taip atvažiuoja. Vienos baisiau supakuotas, kitos gražiau, bet esmė, kad būtų pilna paletė. Matosi, pavyzdžiui, nei vienos laisvos vietos nesimato nei vieno iš toj paletėj. Tai žodžiu, galima aklai nesirinkti, ant kiekvienos dėžės yra kodai, galima tikrinti daiktus, bet šiandien dėl įdomumo tiesiog išskaičiuosim kokią nors paletę ir paimsim. Geriausia, aišku, žiūrėtis kodus visada, bet jeigu nėra laiko ir, pavyzdžiui, iškrovimus atvažiuoja kokie 5-10 žmonių, kiekvienas skuba paimti kuo geresnę paletę. Tai aš rekomenduoju tiesiog didžiausią imti. Aš matau, kad, pavyzdžiui, šita yra visai nemaža, truputį baisiai supakuota, tai nenoriu po to klientui siųst tokios, nes reikės perpakuot. Tai žodžiu, aš ją pats išardysiu, dabar žiūrėsim, kokie čia daiktai. Va, gali būti dėžė atidaryta, jau kažkas gal žiūrinėjo, gal nesužiūrėjau aš iš kliento, bet taip galėjau ir atvažiuoti. Tai žodžiu, ištraukiam šitą paletę ir žiūrėsim, kas per daiktai. Here we go. Nu ką, palinkėkit man sėkmės, pradedam pakuoti ir skaičiuosim, kiek dėžių yra paletėj. Here we go. Nu va, paskaičiuosim, kiek dėžių. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3. 33. 34. Gal keliais apsirikau. Plius minus 34 dėžės. Tai realiai už vieną dėžę mokat 10 eurų. Biški daugiau. Tai dabar bus ilgiausias procesas, reikės viską sudėti. Tai pradėsim nuo didžiausių dėžių, nes įdomiausia pažiūrėti vertingiausius daiktus. Aišku, ir mažose dėžėse kartais papuola brangus daiktai. Va, turbūt šita bus didžiausia. Op. Jau matau, kad naujas daiktas bus, nes gražiai supakuotas. Tikėsiu, neprikarksėsiu ir netruks dalių po to. Nes būna ir taip kartais. Va, kėdė kokia graži bus kompiuterio. Taip, aš jau matau, kad reikia kažkokį stalą pasidaryti. Patogiau bus daug. Here we go. Tai pirma rekomendacija, kurią norėčiau duoti, jeigu matote, kad daiktai yra visiškai nauji, viskas supakuota, nieko netrūksta, pilna komplektacija, tai neverta sudėti. Nes jeigu nupirks su siuntimu, jums tada reikės visą daiktą išrinkti ir vėl gražiai sudėti, tai čia laiko gaišinimas. Nu va, puikiai veikianti lentyna, čia dar reguliuojasi aukštis, galima tokiam lygiai, galima tokiam, aš padariau tokiam. Ok, kas čia? O, čia kempingo kilimėlis, nereikės sudėti, irgi naujam įpakavime, naujas daiktas, matosi iškart. Va, rankina dar yra, kempingo kilimėlis. Šita dėžė jau atidaryta buvo, o geras. Transportavimo krepšys didelis. Tokio dydžio. Taip, jau matau, kad visiškai naujas įpakavimas. Nebuvo išimta. Čia irgi bus lentynos. Niekas savo. Čia tokia spintelė. Stiklinė. Ir naujai supakuota, tai jos net nereikia sudėti, kad pamatyt, ar jinai sveika. Va, žiūrėkit. Tokia spintelė su stikliniam durelėm. Tai irgi nedėliosiu, nes jeigu kas nors užsakys, tiesiog pagal kodą ant dėžės
Išsitrauksiu nuotraukas iš interneto, įdėsiu skelbimą ir išsiųsiu naują spintelę. Ir viskas, žmogus pats jau susidės. O, geras. Pavasarį kaip tik bus šiltnamis. Irgi naujas įpakavimas. Tai neverta dėlioti net. Būna taip, kad papuola, kad nesezoninė prekė, nors realiai jau kovą pradeda šiltnamius pirkt. Tai, iki kovo pagulės. Bet būna susirenka, pavyzdžiui, per žiemą visą, po to per kovą kokie 10 šiltnamių ir išeina. Ir va, tau papildomi pinigai. O davai šitą mažą pažiūrim. Dressing mirror. Su veidrodžiais, kas pavojinga, kad jie transportavimo metu gali sudužti. Bet dėl to jie ir brangų žiauriai. Nes transportavimas problematiškas. Tai čia jau kaip pasiseka. Nenustepsiu, jeigu jis sudaužytas bus. Eik tu, sveikutėlis. Žiūrėkit, kad nemeluoju. Sveikutėlis veidrodis. Dar vienas naujas daiktas. Aš manau, mes jau iš šitų daiktų beveik paletę atmušėm. Kėdė ten beveik 200 eurų kainavo. Nu, dar neatmušėm, dar ne. Okei. Kas čia tokio? Čia yra kėdė. O, žiūrėkit. Jau sudėta. Reguliuojasi ar ne? O jo keliasi, va. O jeigu atsisėst, oba, veikia. Taip, čia matau. Turbūt va čia defektas bus. Matot, prispausta. Gal transportavimo metu prisispaudė. Ir čia turbūt nelabai ir išlyginsi. Neįsivaizduoju. Bet va, matot, defektuota jau prekė. Ir balta. Tai tu, manau, kažkur į grožio saloną. Bet kai su defektu nelabai eis. Tai nežinau, pagalvosiu, ką su ją daryti. Tai va, pirma defektuota prekė. Geras. Naujas krepšys. Oba. Čia yra transformerio palapinė. Tik aš tento nematau. Jo, nėra. Tai įdomu, kiek kainuoja tentas būtent nupirkt. Reikėtų paieškoti. Nes šiaip gaila. Kas čia? O. Ai, ne, čia ne palapinė. Kai persirenginėja, siena tokia. Pilna komplektacija. Nu va, naujas daiktas. O tokius tai labai malonu turėt daiktas. Niekas savo. Kas čia tokia? Nesuprantu. Čia staliukas tipo kažkoks. O, palauk. Okei. Vis dar nesuprantu. Sorry. Liktai su aukštuoju, bet... Va, iš žvejybos staliukas. Žiūrėkit, kiek vietos užima. Palauk. Va. Op. Oba. Op. Kosmosas. Čia savo pasiimsiu. Visi mano klientai taip sako, o tai šitą savo pasiimsiu, šitą savo pasiimsiu. Nu super, geras. Figenai. Daug draugų žvejų turiu, tai parašykit. Draugam dvigubai brangiau. Iš ko neuždirbsi, kai ne iš savų. O jeigu rimtai, tai visada draugam bent jau 5 eurais daugiau sumokėkit. Paremkit, jeigu jūsų draugas kažką daro papildomai. Nes kai nemokamai prašot ar nuolaidų kažkiu, ką žinau, ar jūs palaiko tada draugą ir jo veiklą. Tai patarimas iš mano pusės. Geras daiktas, patiko man. Irgi jau metalą girdžiu. Okei. Ne iki galo suprantu. Taip, irgi matosi naujas daiktas. Ai, supratau. Pasidėt batus ir striukės pasigabinti. Tai va. Irgi naujas, naujutėlis, metalinis visas. Kažkas lengvo. Krepšys. Oi, tai iššaus man čia, nenoriu dėliot. Palauk, čia palapinė gal? Pažiūrėsiu, nes jaučiu įtampą. Kaip dabar sudėti, tai klausimas, kad nes... A, va, jinai lenkiasi, žiūrėk, kaip. Televizoriaus laikiklis, irgi naujas. Be varžtų tik. Bet varžtus galima ir nusipirkti. Kas čia?
Čia irgi visiškai naujas įpakavimas, nenoriu išiminėti, nes labai gražiai sudėta. Čia yra veidrodis ar veidrodžio rėmas. Tiksliai nežinau, bet pagal kodą pasižiūrėsiu ir va jums įmesiu dabar, kas čia tiksliai per daiktas. Kaip ir sakiau, nenoriu išpakuoti, nes labai gražiai sudėta, aš taip nesudėsiu atgal. Nu va, koks baldelis gavosi. Čia išsistumia. Galima daiktus pasidėti. Stalviršis labai gražus. Manau, greitai parsiduos. Taip, ką čia turim? Čia yra nauja koja, matau jau. Tai greičiausiai kėdė bus kažkokia. Baro kėdė. Irgi neišpakuosiu, įmetu jum kaip atrodo. Kam išpakuot, po to labai sunku supakuot atgal gražiai. Bet matot iš karto kainą ir kiek baldas kainuoja. Matosi, kad naujas, nes viskas naujai supakuot. Dvi tokios pačios dėžės. Aha, čia žodžiu irgi senelė, kaip persirenginėjai, kad nematytų žmonės. Tai dvi tokios pačios, naujai supakuota. Ką čia turim? Lentyną. Irgi naujai supakuota. Tokias gerai internete pardavinėt, va. Labai graži lentyna, nauja. Ką čia turim? Toks pagrindas kojom. Aišku, atrodo kaip terasėlė. Ką čia turim? Dar viena lentyna. Mažesnė. Bet labai graži. Va, lentyna. Gražiai supakuota. Viskas nauja. Tik kas čia tokio? O, geras. 3 vienetai pašto dėžučių. 3 pašto dėžutės juodos. Geras. 3 daiktai vienoj dėžiai. Ką čia turim? Čia yra tokia pati baro kėdė kaip ir ten. Netgi ta pati spalva matau. Naujai supakuota. Tai 2 baro kėdės bus lengviau parduoti. Nu geras. Ta pati užuolanka persirenginėjimui. Naujai supakuota. Tai jau turim 3 ar 4, jau pamiršau. Nu va, kiek baldų. Dar kiek liko. Jau matau, kad parašyta camping chair, kempingo kėdė, bet jinai didelė, matau pagal dėžę. Aišku, būna taip, kad viena dėžė, bet daiktas kitas. Čia 2, va tokia kėdė gultas. 2 vienetai. Afigenai. Va dar kiekviena supakuota į tokį patogų maišą. Dar viena tokia spintelė. Irgi naujai supakuota, tai nematau tikslo kažką išiminėt. Kainą vis tiek matote. Šita pavargusi tokia dėžė. Taip. Irgi 2 vienetai tokių maišų. O kas viduj? Kempingo kėdė. Va. Gerai, daug draugų žvejų turiu. Greitai parsiduos. O čia žema kokia. Ok, įdomiai. Bet neblogai prie ežeriuko taip. O kimba. Ai ne. 2 kėdės. Ir pardavinėsiu iš karto 2 komplektą, nes taip lengviau parduoti. Tada perka ten savo ir draugui iš karto. Galima biškį kainą dar geresnį pasiūlyti, bet parduoda vienu momentu 2 daiktus iš karto. Irgi nauji daiktai. Va. Kas čia? Nu ko čia? Naujai supakuota. Nesuprantu, kas čia tokia. Čia tipo vystyklas toks. Kas čia bus? Aha. Čia baldas kažkoks didelis. Ir sudėtas belia kaip. Va tokios spalvos. Reikia irgi pagal kodą pasižiūrėti. Tie kodai taip gelbėja, bet dėžė tai didelė. Va, gerai. Ok, dar ta pati baro kėdė. Tik matosi, jau šitas buvo nuimtas, bet nenustebsiu, jeigu tokia pati spalva. Jo, tokia pati spalva. 3 tokios pačios spalvos. Gal užsakė 4 vienetus, atėjo 3 ir grąžino, neįsivaizduoju. Bet į atskiras dėžes supakuota. Nežinau, čia balaganas prasideda biški. Čia vienas gultas. Iš 2 dalių, kuris susideda. Pilkos spalvos.
Tokie daiktai visada geri, nes neįmanoma jų sulaužys. Visada nauji būna. Ko jis ten nenori lyst? Okei, čia nežinau. Nebūtų turbūt, bet į balkoną gal. Kiek kainuoja įdomu toks? Eik tu. Kokia lentyna, bet gražiai sudėta, viskas taip super. Pagal kodą pasižiūrim, kaip visada, kad galėtume tokią dėžę išsiųst klientui. Ir pažiūrim, kiek kainuoja. Nu ką, čia buvo visi baldai ir dabar beliko suskaičiuot. Dabar aišku nežinau kiek, bet kai montuosiu šitą video paskaičiuosiu ir gaunasi va tokia suma visų šitų baldų. 100% apsimoka, realiai 95 procentai baldų nauji papuolė. Už tokią kainą pirkt tikrai apsimoka. Pas mus labai daug kas perka iš fizinių asmenų, kurie ten vakarais prekiauja, ten, laisvų laikų žodžiu. Bet mes labai norim pritraukti parduotuvės, nes jūs realiai galit pirkti ir visą sunkvežimį tokių baldų. Susidėliosit per savaitę ir po to pardavinėsit. Kaina žiauriai gera gaunasi. Nuo 7 palėčių 330 plus PVM primenu, nuo 3 360 plus PVM, jeigu vieną perka 390 plus PVM. Siunčiam į visą Lietuvą, 35 eurai plus PVM vienos paletės pristatymas. Jeigu siunčiam į tą pačią vietą, nuo 2 palėčių, tai yra nuo 2 paletės, kaina jau 30 plus PVM už paletę. Tai pristatymas tikrai, jeigu jūs Klaipėdoje gyvenat, nėra ko čia važiuot, 200 eurų 7 paletės nuvežt. Nu tai va, tai pirmas video toks, suprantu, kad gal nebuvo iki galo toks įdomus, kaip ten vlogeriai filmuoja, bet vienas filmuoju, tai žinot, nėra tų daug kampų, labai didelį darbą reikia atlikti vienam, bet tikiuosi, kad esmė video jums patiko ir ateityje žadu daryti daugiau tokių video. Šitie baldai norėjau labai parodyti, juos sunkiausia yra parodyti, nes kiekvieną reikia surinkti. Ačiū Dievui yra kodai ant dėžių, bet yra ir daug kitų palėčių elektronikos, kur tiesiog parodai, kas per daiktas ir viskas, gal ten įdomiau gausis. Tai užsisakyti visas šitas prekes galit baltictrading.lt, mūsų elektroninė parduotuvė. Ten turime ne tik palėčių, turime didmeninių prekių, kaip generatoriai, gultai, baseinai, dabar turim viską vietoj. Pristatymas per kelias darbo dienas. Žodžiu, bendraujam, bendradarbiaujam ir labai malonu, kad žiūrėjot. Iki.